Kodėl taip traukia gražūs ir kokybiški daiktai? Kaip galvojate, kas šiame pasaulyje pats gražiausias, tobuliausias, patraukliausias, mylinčiausias ir turintis visas pačias geriausias savybės? Kas kitas, jei ne tas, kuris ir viską sukūrė – Dievas. Jo rankose pati aukščiausia įmanoma kokybė. Kai žmogus atkartoja aukštą kokybę, kurdamas daiktą, jis siekia to, ko siekia Dievas – tobulybės. Kuo tobuliau jam gaunasi, tuo daiktas arčiau Dievo, nes Dievas tobulas. Štai kodėl taip traukia gražus, prabangus, kruopščiai ir atsakingi padaryti daiktai. Jie mums primena, koks tobulas yra Dievas. Primena, kad ir Dievo sūnus savo pastangomis gali sukurti daiktus savo tobulybę pranokstančius kitus. Taigi, kuo tobulesnis daiktas, tuo daugiau mes jame matome Dievo ir jo geriausių savybių. Štai kodėl mums taip patinka tobuli daiktai. Ar leidžiate savo turėti tobulų daiktų? Žengiantis dvasiniu keliu, kartais atsisako kokybiškų daiktų, galvodami, kad reikia aukotis, tačiau tai daro dar pilnai nesuradę savo kelią. O to pasekoje tai pakenkia jų darbui. Jie pasidaro tingūs darbuose, nes nebesiekia kokybės. Dėl to, kad pasąmoningai protas žino, kad vis tiek jie savo neleis įgyti kokybiškų tobulų daiktų, todėl ir patys jų negamina. Šitaip jų gaminami daiktai ir atliekamos paslaugos gali tapti labai vidutinės, o kartais ir prastos kokybės. Žmonės šią prastą kokybę mato ir kelia jiems aukštesnius reikalavimus, o gaminantysis nebemato prasmės to daryti, nes pasąmonėje programa. Kas iš to? Vis tiek neleidžiu savo įgyti nieko tobulo. Kyla nesutarimai. Gali būti, kad toks jūsų kelias aukotis, bet tuomet supraskite žmonės, kurie nori, kad kiekvienas darbas būtų atliktas tobulai, kaip tai daro Dievas. Taigi, jei jūsų kelias yra aukotis, reiktų eiti ten, kur savo veikloje galite pasiekti tobulumą ir nebedaryti netobulų darbų, nes tai stabdo jūsų sielos augimą. Arba tiesiog leiskite savo turėti tobulų daiktų ir pats atlikite darbus, kiek galite tobuliau.